Oi, girdisi? Puiku. Tai visi pasivaikščiojom, išgeriam kavos, grįžtam į genealogijos pasaulį. Ir antroji mūsų pašnekesio dalis. Taip, bijau tų oficialių dalykų paskaita, lektorius ir taip toliau. Man labai patinka kalbėti su žmonėm, todėl aš visą laiką jaučiuosi kaip ne auditorijoje, o tiesiog mes kalbam. Antroji dalis mūsų yra skirta pasinerti į tą jau medžių sudarimo pasaulį. Mes pirmoji dalis sužinojame, kur nueiti, kur pasižiūrėti, kur tie šaltiniai sudėti, o dabar keliaujam į tą šaltinių pasaulį. Paskaitas vedu tikrai ne vienus metus ir ne tik paskaitas, ir konferencijos dalyvauju. Ir man visą laiką kildavo klausimas, kaip sudėlioti tuos dokumentus, kokia tvarka, kas galėtų būti aiškiau, tiksliau ir nieko aiškesnio neišrasim. Gyvenimo ciklas. Gimimas, šeima, gyvenimas ir mirtis. Tai būtų apibūdinimas tai, ką mes šiandien kalbėsim antrojoje dalyje. Tai bet kurio atveju jau buvo užsiminus ir pirmojoje, pagrindinis genealoginių tyrimų sudarimo dokumentas yra bažnytiniai metrikai arba civilinės registracijos dokumentacija. Tai yra pats pagrindinis šaltinis. Jeigu mes kalbėsime apie kitus šaltinius, tai jie yra vadinamieji antriniai šaltiniais, kurie atremia tuos duomenis, kuriuos rasime bažnytiniuose metrikose. Taip, kartais nutinka, kad antriniai šaltiniai tampa pirminiais šaltiniais. Bet kuriuo atveju bažnytiniai metrikai registracija yra pagrindas iš to, ką mes rekonstruojame. Apie bažnytinius metrikus ir apskritai aš daugiau kalbu apie Romos katalikų bažnytinius metrikus, nes tai yra mano specializacija labiau, nes liuteronų, reformatų aš tikrai žinau mažiau, nes mažiau dirbu su tom giminėm, taip pagrindų turiu, bet jeigu kalbėtume tik tai apie Romos katalikus, tai sakykime, tų seniausių knygų pradėtų vesti Europoje, tai mes rastume Prancūzijoje, Italijoje, bet jos nebuvo privalomos. O jau yra tikrai ir 16 amžiaus, ir 15 berods, bet jos buvo neprivalomos. Privaloma bažnytinė registracija atsiranda 1573 metais, Tridento susirinkimo metu buvo nuspręsta, kad turi kiekvienoje parapijoje atsirasti parapijų knygos skirtos gimimui, santuokai ir mirčiai įamžinti. Seniausia knyga Lietuvoje yra 1599 metų Joniškio parapijos gimimo metrikų knyga. Jinai yra tikrai kultūros paveldas, istorinis šaltinis ar tinkamas genealogijai. Deja. Kitiem tyrimams, statistiniam pavardžių formavimas tai labai tinkamas. Bet po 1599 yra skylė 50 metų. Galimas dalykas, kad būsim netekę 2 kartų duomenų. Tai bet kuriuo atveju neriam į bažnytinius dokumentus ir dar kartą pasikartoju, tai yra Romos katalikai. Pirmas etapas ir apskritai tai yra žmogaus atėjimas į šitą pasaulį. Ir gimimas yra įforminamas gimimo metrikais. Ką galiu pastebėti per savo darbus ir apskritai gimimo metrikai yra formuojami ir juos užrašo visos konfesijos. Iš esmės, ir jų formuliaras yra daugmaž toks pat. Krikšto metrikai, sakykime, nuo tų pačių Tridento laikotarpio ir apskritai yra formuojami ir užrašomi lotynų kalba. Lotynų kalba iš esmės išsilaiko iki 1828 metų Žemaitijoje, lenkų kalba nuo 1828 iki 48 metų surašomi dokumentai, nuo 48 iki 1918 metų rusų kalba. Lietuvių kalbos mes turim tiek genealoginiuose tyrimuose. Tai pagrindą jums reikia mokėti ir rusų kalbą tikrai labai gerai, o toliau seka lotynų ir lenkų kalbos. Tai 3 kalbų mokėjimas yra privalomas šitoj srityje. Tai bet kurio atveju seniausi bažnytiniai metrikai yra surašomi lotynų kalba, o mūsų apskritai, tas vadinamasis genealoginių šaltinių aukso amžius yra tas mano minėti metai 1828 metais,
kada pradedama keisti formuliaras bažnytiniuose metrikos. Iš esmės, tai buvo 1826 metų įsakymas rusų valdžios pakeisti, praplėsti formuliarą bažnytiniuose metrikos. Bet iš esmės gimimo metrikai jie yra tokie, kaip sakyčiau, archaiškiausi, nes jie išlaiko, kad ir kokia forma užrašyta, jie išlaiko tą patį informatyvumą. Kas surašoma gimimo metrikos? Tai iš esmės nesvarbu, ar tai bus lenkų, ar tai lotynų kalba, informacija išlieka ta pati. Tai yra krikšto data, gimimo data, vaiko vardas, tėvai ir krikštatėviai, plus gimimo data. Visais laikais, kuriuo momentu eitum, ta informacija išlieka taip, 19 pabaigoje prasideda iš kokio valsčiaus yra kilę, tėvai ir taip toliau. Tai sakykime, tas informatyvumas iš esmės gimimo metrikais jūs atstatysite 2 kartas. Tai yra vaikelis ir tai yra jo tėvai. Tai yra 2 kartų informacija. Ir tai yra viskas. Kitos etninės konfesijos kaip liuteronai, reformatai ir taip toliau iš esmės išlaiko tokias pačias formas ir tą pačią informaciją. Tik jau po gimimo metrikų keičiasi vaizdas, nes paklausinėsiu, kiek katalikai turi sakramentų. O liuteronai? Gimimas ir konfirmacija. Tai va, sakykime, nėra pas juos. Pas juos ir skyrybos buvo lengvesnės. Nei pas katalikus, bet įmanoma išsiskirti. Tai sakykime, bet kuriuo atveju metrikai tokie dalykai buvo vedami, bet iš esmės mūsų skiriasi konfesinis vidus, mūsų skiriasi. Krikšto metrikai Suvalkijoje. Suvalkiečiai, žinokit, kad ir mažai tų duomenų išlikę, bet koks yra skirtumas apskritai Suvalkijos sudarimo litanija didžiausia. Ir visuose, nesvarbu, krikštas, santuoka ar mirtis, bus pačioj pradžioje atėjo Antanas Antanaitis su Petru Petraičiu paliudyti, kad vaikas gimė. Jie šitą labai mėgo. Ir kas man labai patinka, kas domisi astrologija, žinokit, jie net nurodo, kada vaikas gimė kelintą valandą. Tai galite su savo proseneliu astrologinė kortelė susidėlioti. Tai sakykime, šitoje vietoje informatyvumas yra didesnis, bet kas liečia tos 2 liudininkus, jie visur ėjo. Santuokai pradžioje rašo, atėjo Antanas su Petru paliudyti, kad šitie 2 tuokės. Atėjo Antanas su Petru paliudyti, kad šitą kavoja jau. Žodžiu, tas išskirtinumas jau atrodytų toksai. Bet, sakykime, informatyvumo prasme suvalkietiški krikšto metrikai, jie yra truputėlį platesni. Plius nuo to, kad Suvalkijoje galioja Napoleono kodeksas ir iš esmės luominė sistema, tai jinai nebėra. Tai iš esmės galima rasti, pavyzdžiui, jeigu katalikai Vilniaus Žemaitijos vyskupijos, tai tiesiog nurodo valstietis, bajoras, miestietis, ar ne? Luominė sistema labai stipriai. Tai pas suvalkiečius, kas man labai patinka, pas juos parašo apie tėvą Bačius, Račius, Dailidė ir taip toliau, tu dar gali sužinoti, kokią ten profesijėlę jisai turėjo. Ko nėra dėja pas mus. Ženijasi. O ženijasi, žinokit, aš jau iš karto šypsausi, nes man santuokos metrikai apskritai yra vieni mėgstamiausių genealoginiuose tyrimuose. Ir iš esmės jie sudaro tam tikrą lipimą pakopomis ir laiptais, sudarinėjant genealoginį medį. Aš netgi labai mėgstu susirinkti tik tai santuokos metrikus, o paskui apdirbti viską. Kodėl? Vėlgi, seniausi santuokos metrikai yra sudarinėjami lotynų kalba. Teksto daug. O informacijos žinot kiek? Parodyčiau tą ženklą su rankom, kad negražu, nesakykime, bet vis dėlto informacijos nėra. Didžiulis tekstas, kuris pasakosiu jums, kad jie laisvą valia tuokėsi, atlikę ten tuos 3 užsakus ir taip toliau, o visa esmė Ženis Petras Petraitis su Antanina Antanaityte. Ir iš kokių kaimų, nurodo, ar našliai, ar ten jauniai nevelė. Viskas. Tekstas didžiulis, informacijos kiek turim. Faktą. Mes atremiam tokiu dokumentu, tik tai faktą patvirtinam, kad tuo metu susituokė šitie 2 žmonės. Genealoginiu požiūriu mes nebepajudam nieko. Bet
atitinka tie 1828 metai. Tarp kitko, labiau Žemaitijoje 28-ais įsigali santuokos metrikų formuliarų praplėtimas, į rytų pusę, į rytų Lietuvą, jau 27 metais įvedama ta naujovė. Jie atrodo maždaug taip, 3 grafos. Pirmoji grafa yra nurodoma kokia bažnyčia, kelinti metai data tiksli, bažnyčia kunigas. Antroji grafa nurodomi jaunieji, kur gyvena santuokos sudarymo metu, jų amžius, ką tai reiškia, jūs maždaug nusistatot, kada tie jaunieji galėjo gimti. Ir trečioji grafa yra ta auksinė grafa, pradedama nurodyti tėvai. Iki 28 metų sudarytose santuokose tėvai nėra nurodomi. Ir būna taip, kad sudarinėjant genealoginį medį, tu sėdi ženykis 28. Todėl, kad tu žinai 2 kartas į priekį. Ta prasme, tai yra ta karta ir senesnioji karta. Apie niuansus kalbėsiu pačioj pabaigoje, kad jūs neįsisvajotume, kad viskas labai faina ir labai gražu. Bet kuriuo atveju mes šituo dokumentu sužinome 2 kartas. Ir yra dar vienas specifinis dokumentas saugomas, yra ir archyvose, bet jį kažkaip specifiškai palikdavo bažnyčios. Dabar aišku, kadangi yra skaitmenų, tai jų galima rasti. Ne visi turi, ne visos yra išlikusios, bet jeigu išlikusios, tai yra fantastiškas dokumentas. Kodėl? Prieš kiekvieną santuoką ir dabar, kas neseniai tuokėtės, tai jau turit žinoti, kad atėjus pas kunigą reikia užsipildyti tam tikrus dokumentus ir susirašoma prieš santuokinę tokia kaip apklausa. Pridbračinai arba prieš santuokinę apklausą, jinai bravo 1828 metų lygiai taip pat. Kas yra svarbu šitam dokumentą ir kuom jisai yra ypatingas? Iš esmės, tai yra santuokos metrikose rasite visą tą pačią informaciją, yra vienas vienintelis skirtumas ir viena eilutė, kuri kartais išgelbėja visą tyrimą. Jeigu atsuktumėm laiką atgal, skaidrė tiksliau atgal, tai aš jums pasakiau labai aiškiai, kad nurodoma gyvenamoji vieta besituokiančių asmenų. Ką tai reiškia? Ta akimirka jie gyveno tame kaime, toje parapijoje, bet tai dar nereiškia, kad jie ten yra gimę. Turėkite tą omeny. Ypač jeigu tu dirbi su bajorais, kurie turėjo daugiau laisvių ir teisių, iš esmės šitas dokumentas yra aukso vertės, nes yra eilutė, kur gimė. Prieš santuokinėje apklausoje žmonės besituokiantieji privalėjo pateikti atsakymą į klausimą, kur gimė. Tai šituo atveju būna, tokių ypač su bajorais ten tuokėsi Vilniuje, parašyta, kad gimė Statiškas. Tai tu iš esmės, kokio dydžio arealo ir kiek parapijų tau nereikia peržiūrėti. Tu iš karto peršoki ieškoti duomenų Statiškas, pavyzdžiui. Nes jeigu tokio dokumento nėra, tai sėdėsi ilgai ir nuobodžiai ir yra tam tikri niuansai, kada tu tikrai negali baisiai mėtytis. Tai iš esmės šitas dokumentas ir šitas formuliaras gali išgelbėti genealoginį tyrimą ir gali sutaupyti labai daug laiko. Ar meluoja dokumentai? Nu, meluoja. Lygiai taip pat, kaip ir minėjau, santuokos metrikai suvalkietiški, jie turi tą formą su tais Antanais ir Petrais liudininkais. Iš esmės, kaip ir tas pats būtų, kaip ir su likusios Lietuvos dalies santuokos metrikais, bet jie ką dar padaro, nurodydami jaunųjų tėvus, nurodo, ar tie tėvai gyvi ar mirė. Tai vat irgi yra toksai niuansas, praplėtimas, kada tu žinai, ar čia kada jau reikės ieškoti mirties, pavyzdžiui, metrikų tėvų. Tai yra santuokos vaikų sudarymo metu nurodoma, ten tėvas miręs, mama gyva. Tai vat iš esmės galima tokią papildomą informaciją išgauti. Paskutinis gyvenimo etapas, bet kuriuo atveju, kurio neišvengiame visi, tai yra mirtis. Mirtis lygiai taip pat yra įforminama bažnytiniuose metrikose ir atskiruose bažnytinių mirties metrikų knygose. Vėlgi, niuansas po niuanso, apie kalbas kalbant vėlgi išlieka tas pats formuliaro pokyčiai. Seniausiuose mirties metrikose yra nurodoma, kaip ir pat, pavyzdžiui, čia 1808 metų
mirties metrikose nurodoma, kad mirė Jokūbas Rekašis, vedęs Elžbietą, turėk omeny, kad žmona dar gyva po jo mirties bus, iš tokio ir tokio kaimo ir 80 metų. Nuliuks mirė 1808-80 metų, genealogija atstatoma apie 1728. Vėlgi, sakau iš karto apie. Kodėl? Mirties metrika yra vienas didelis niuansas, čia reikėtų atskirą paskaitą pasidaryti. Tai yra, kartais, kai sudarinėjai genealoginį metą, kažkaip gimsta 10 vaikų. Ar ne? O ten pagal tėvus, žiūri, kad kažkaip nieks nemiršta tų vaikų, o jų nėra. Tai jūs nesijaudinkit, jie nedankanai Maklaudai žino, kaip buvo. Iš esmės, kas yra su mirties metrikų užrašymas, tai yra po 28 metų mano minėtų yra pokyčiai įvedami. Jeigu aš minėjau, kad yra užrašoma vardas pavardė maždaug amžius, kiek jisai mirė, tai po 28 metų įsiveda tam tikri pokyčiai. Ypač kai miršta senas žmogus, yra nurodoma, ką po savęs šeimos sudėtis. O jeigu žiūrėsim 19 amžiaus pabaigą, jau labiau einant, prie mirusiojo pradedama nurodyti ir tėvavardis. Tai reiškia vienas dokumentas 3 kartus. Bet su tuo po savęs paliko, tai iš esmės vėlgi labai aiškiai formuluoti yra po savęs paliko. Gal jūs surasit 10 gimusių vaikų, ar ne, o metrikose surašyti 4. A kur tie 6? Mirė. Aiški formuluoti, po savęs paliko. Vadinasi, iki tėvų mirties jie jau yra išėję į kitą pasaulį. Bet vėlgi yra tam tikras niuansas, paskutinė grafa mirties metrikose yra nurodyta, kur yra laidojama ir kaip yra laidojama. Tai galite atrasti 2 formuluotės. Laidojimas su kunigu ir laidojama be kunigo. Iš esmės, kas vyksta ir šiomis dienomis, ar ne, mes galime velionį palaidoti ir su kunigu, ir be kunigo. Tai iš esmės, kas atsitinka su tuo formuliaru be kunigo laidojimu. Palaidoju, tada nueina pas kunigą ir sako, mes čia Antaną pakavojom. Nu, tai pakavojom. Nu, kunigui pranešė, užrašė, susimokėjo, ten vokelį padavė ir taip toliau. O būna tokių atvejų, kada laidoja kaimo kapinėse, ypač mažus vaikiukus, ir net nepraneša kunigui. Nes kiekvienas pranešimas, atėjimas ir taip toliau, tai tu auką turi duoti. O jeigu tų vaikų miršta kiekvienais metais, kaip čia tų aukų pridavinės. Tai susiduriam su tuo, kad iš esmės mirties metrikai iki 19 pabaigos yra vedami labai, labai neskrupulingai. Ir jeigu nerandat mirties metrikų, tai nereiškia, kad padarėte klaidą. Tai gali būti ir kunigo apsileidimas, ir kunigo klaida, ir praleidimas, ir labai daug kitų niuansų, bet mirties metrikai iš esmės kiek man tenka susidurti su skundais konsistoriniais, tai labai daug skundų yra, kad kunigai neveda tvarkingai mirties metrikų. Arba kaip jau minėjau, būna 30 metų ten, pavyzdžiui, 30 metai yra labai ypatingi 1800. Kas įvyko? Ir dar vienas niuansas buvo, kurį mes mažiau kalbam, aš iš mirties metrikų matau choleros protrūkis, didžiulis choleros protrūkis. Tai ar laidos ten lakstys kunigas, pas tos cholerinikus dar pats užsikrės. Tai ir kartais būna parašyta, mieste mirė va 10, o kaime tai nežinau. Va ir prarandam duomenis. Nors mirties metrikų teikiama informacija, kažkaip miršta suaugęs žmogus, jinai yra tikrai didžiulė. Tai baigiant su pagrindiniais šaltiniais, iš esmės tai vėl pasikartosiu bažnytinė metrika arba civilinė registracija ir pereinam prie to etapo, kuris vadinasi, kas gali padėti rekonstruoti papildomai, kai nėra šaltinių, arba papildomai pridėti faktografinių duomenų. Tai iš esmės mes sekam žmogaus gyvenimo pėdsakais nuo mažiausių dienų iki vėlgi gyvenimo kelio pabaigos. Tai iš esmės, ką žmogus veikia, prieš 200 metų nelabai ten mokys, ar ne? Tai daugiau duomenų aš jums pateikiu ir pavyzdžių iš tarpukarinės Lietuvos. Nors vieną pavyzdį dėjau, tai čia yra Vilniaus universiteto likimas. Tai sakykime, mokslo atveju, mokyklų kažkokių sąrašų ir taip toliau, tikrai centrinėme archyve su švietimo sistema susijusių dokumentų galbūt ir galima rasti. Vėlgi toks niuansas yra dėl duomenų
pačių kaip ar tinkamų genealogijai, nes jeigu parašyta, tiesiog vardas ir pavardė, tai klausimas, ar galima tokį šaltinį apskritai laikyti genealoginiu. Tai yra labai situacinis momentas, kada tikrai, pavyzdžiui, kaime ar ten apskritai yra labai populiari pavardė ir tuo metu gyveno 2 Antanai Antanaičiai. Tai jeigu šaltiniai yra vardas ir pavardė, tokio šaltinio genealoginio nelabai laikysi, nes tu nežinai, kuris čia Antanas ir taip toliau. Tai sakykime, reikia labai žiūrėti, kad duomenys atitiktų, tai vis tiek turėtų būti nurodomas arba gyvenamoji vieta, arba amžius, o geriausiai visi duomenys, visi dėmenys iš karto, tada būtų lengviau identifikuoti. Tai kalbant apie mokslo dalykus, tai mes turėtume kalbėti apie karinę Lietuvą. Čia pavyzdį pateikiu, tikrai yra nemažas fondas Lietuvos universiteto, kuris šiuo metu yra kas? Vytauto Didžiojo. Taip, Vytauto Didžiojo universitetas. Tai yra nemažas fondas išlikusių studentų bylų, kur pasikrapščius tikrai galima rasti ir studijų knygelių su nuotraukom, kas apskritai fotografijos mūsų ta istorija, apskritai fotografiniai dalykai yra labai reti. Tai tokie dokumentai, jie iš esmės yra ir vaizdiniai, ir informatyvūs. Kiek tenka susidurti su studijų knygelėm, tai man yra labai malonu visą laiką skaityti, žiūrint, ką žmogus studijavo, bet kai tavo dėstytojas yra Riomeris, Vincas Mykolaitis Putinas, tai yra, nosis pakyla žmogui iš tikrųjų. Tuo metu buvo rekrūtai, buvo šauktiniai, buvo savanoriai, o dabar verktiniai. Tai iš esmės visais laikais mūsų vyriokai turėjo eiti tarnauti. Ta pirmoji, ta vadinamoji rekrūto tarnyba, nežinot, kiek truko? 23 metus. Taip. Tai reiškia, kad žmogus dažniausiai net nebegrįžta į gyvenamą vietą. Kiek yra tekę susidurti, tai iš esmės labai retas, kuris grįžta su kuria šeima, o jeigu ir grįžta, tai dažniausiai tai yra sulošintas žmogus. 25 metų žiauriausiom sąlygom pragyvento, jeigu tave dar siunčia kariauti, o Rusijos imperija kariavo visada, mažesni didesni konfliktai vyko, sukilimai ir visa kita, tai grįžimas tokio asmens į savo gimtąją vietą, tai yra toksai, labai retas atvejis, nors yra buvęs susidūrimas, kada žmogus susituokė, žiūri tuos metrikus, 20 metų vaikų mirė, po 20 metų gimsta. Jis buvo paimtas į rekrūtus ir vat kažkaip pasisekė, ir taip atsimenu, tas vienas vienintelis berniukas gimęs pratęsė visą gyvenimą. Tai būna tokių niuansų. Tai sakykime, labai mažai yra išlikę tų 19 amžiaus šaltinių, kas susijęs su rekrūto tarnyba, bet jų yra. Kažkiek yra, bet labiau aš esu radus Ukmergės, Trakų pusėje, tai tikrai yra. O čia pavyzdys yra pateiktas priėmimo formuliaras šauktinio iš tarpukario Lietuvos, tokių dokumentų taip pat galima rasti. Daugiau gausiau dokumentų yra, jeigu kas nors yra susijęs su Ukmergės puse. Ten tikrai yra labai daug šauktinių formuliarų. Dirba, bet su to darbu, ar ne, jeigu mes kalbame apie tą 19 amžių, po senuosius ar LDK laikus, tai viskas labai lakoniškai vardinimai ir tas luomo priklausomybė ir apskritai neišskiriant, ar tas žmogus buvo dailidė, stalius ar ten dar kažką darė. Tai, sakykime, jau su 20 amžiaus atėjimu ir apskritai modernėjimu visuomenės, Lietuvos valstybės atkūrimo momentu, sakykime, apskritai modernizmo kūrimas, visame kame iš esmės mums pagimdo ir specialybės. Žmogaus veiklos pėdsakų galima rasti įvairiuose fonduose. Šiuo atveju šitas žmogutis dirbo geležinkeliuose. Tai centriniam archyve tikrai yra neblogas geležinkeliečių fondas, jeigu kažkas tarnavo, dirbo ir taip toliau geležinkelių sistemoje, tai yra tikrai neblogų bylų. Lygiai taip pat yra ir mokytojų formuliarų, yra kas susijęs su krašto apsauga, tikrai labai daug duomenų ir labai daug bylų galima atrasti. O tos bylos kuo mums yra svarbios. Iš esmės tai yra ne tik tai vėlgi vaizdinė kažkokia medžiaga, nors žinokit, su ta vaizdinė medžiaga būna šabakšt kartais, nes būna atsiverti bylo, ten nuotrauka nuplėšta. Tokių dalykų tikrai pasitaiko, tikrai nemažai, bet iš esmės šitokiuose dokumentuose yra pateikiama visa žmogaus gyvenimo reziumė. Tiek darbinė, tiek asmeninė, kur jisai gimęs, kur jisai augęs, ar jisai karinę tarnybą atlikęs, koks mokslo cenzas, kiek kalbų moka ir taip toliau. Jūs iš esmės žinote apie to žmogaus, ne tik tai tą vietą genealogijoje, bet iš esmės ir tam tikrų faktografinių momentų, nes lygiai taip pat yra tokios bylose ir charakteristikų. Aišku, nelabai gerų kartais pasitaiko. Ir kastuvą pavogė, ir ten dar kažką prisgėrė darbą netėjo, tai ir visų šitų dalykų
galima rasti tokios tylos. Asmens dokumentai. Nors iš esmės asmens dokumentai egzistuoja ir LKK laikotarpiu, ir Rusijos imperijoje, bet įsivaizduokit, kaip jie atrodė. Norint išvykti, tu gaudavai tokį popiergalį, didžiausia, kad leidžiama išvykti ir viskas. Tai tokio dokumento to tikro neturėjo. Dokumentai pradeda formuotis ir apskritai mūsų pirmieji tokie pasai, kaip po modernų šiuolaikiniai, atsiranda Pirmo pasaulinio karo metu, kada mūsų okupuoja vokiečiai. Ir vokiečiai mums su tokio realiu žydros spalvos pasiukus pradeda išdavinėti. Ir jie yra tikrai, visą laiką kyla klausimas, kaip vokiečiai sugebėdami kariauti, sugeba susitvarkyti su užkariautų žemių žmonėmis, nes Pirmas pasaulinis karas jie sugeba išdalinti mums pasus. Ir pasai buvo ne bet kokie, buvo su nuotraukom specialiai padarytom ir vienam pasne buvo su piršto antspaudais. Tai sakykime, tu kariauji ir tu dar sugebi suštampuoti užkariautus gyventojus. Lygiai tas pats atsitinka 42 metais, mes kalbėsim dar vienas dokumentas bus. Jie ateina, jie kariauja, jie čia ir taip toliau, jie sugeba padaryti gyventojų surašymą. Unikali tauta. Tiek galiu pasakyti. Iš esmės, mūsų pirmieji pasai, tai yra pirmas pavyzdys, aš skanuotą dokumentą dėjau šiais gražios žydros spalvos. 17 metais išduodami dažniausiai archyvos, tai yra centriniam archyve aptiksite, tai nėra paskutinė nuotrauka, tai nėra pasas, tai yra vadinamasis paso blankas, tai yra jo pagrindų, užpildytų jo pagrindų buvo išduodami pasai. Tikrasis pasas vidaus, kaip mes dabar turime asmens tapatybės korteles, buvo kreminės spalvos su Gedimino stulpais. Tai yra lietuviškas vidaus vadinamasis pasas. Šiuo atveju dėjau pavyzdį užsienio pasą. Užsienio pasas buvo labai gražios bordos spalvos, kartais būna su visa šeima nuotrauka sudėta, kartais su pypke ir taip toliau galima rasti įvairių variantų. Kas įdomu, kad toks pasiukas mūsų lietuviškas užsienio pasas turėjo vienas štampuką iš karto. Dėl tam tikrų politinių aplinkybių. Žinot kokią? Negalima vykti Lenkijai. Taip, kad tarp karinės bedronkos nieks nelankė. Jokas jokiais, bet iš esmės tai mūsų po Vilniaus krašto batalijų, tai iš esmės pas mus buvo nutraukti diplomatiniai santykiai ir man visą laiką galvo, kaip jie ten tą Ameriką išplaukdavo visi kažkur. Tai jie turėjo į Rygą, iš Rygos plaukti į Hamburgą ir taip toliau. Nu, tie problemų prisidarėm su ta Lenkija, kad turėjom ją apvažiuoti. Tai pasų duomenų tikrai nėra mažai. Aš žinau tik tai tokią situaciją su pasų blankais, jų buvo tikrai į archyvą patekę žymiai daugiau, bet berods apie 70 didelė dalis tokių blankučių iškeliavo į makulatūrą ir jie buvo. Tai, sakykime, labai didelis džiaugsmas, kada tu juos randi. Dar vienas toks niuansas, kada mes apie teismus turėtume pakalbėti. Ir apskritai aš atsimenu mano dėstytojo garbingo ir garsaus Alfredo Bumblausko paskaitose kalbėjome apie teismų bylas. Ir jis sakydavo mums, vat sako, išimkit teismų aktų bylas, vat LDK laikotarpiu iš mūsų istorijos. Ir mes istorijos nebeturėsim. Tai buvo mūsų visas gyvenimas. Mes kalbam jau apie kaip 18 amžių ir ta teismų bylos, jos labiau susijusios yra su bajorais ir bajorišką kilmę turinčiais asmenimis. Bet teismas, kokį mes turim šiandien, jis buvo visai kitoks 18 amžiuje. Jis atliko daug daugiau funkcijų, negu mes turim šiandien teismą. Teismas buvo ir notariatas. Teisme buvo sudarinėjami ne tik tai sandoriai, bet ir testamentai. Ne tik tai buvo teisiamas už žmogžudystės, bet ir kodėl mano kaimynas man akmenį įmetė į mano pusę. Tai tų labai daug niuansų. Jeigu, sakykime, labai gerai ieškoti, kartais pasitaiko labai gerų 18 amžiaus inventorių vietovių. Kai bajorai, pavyzdžiui, parduoda savo dvarą. Dvaras reiškia, parduodamas yra, tai yra ne tik tai pastatai, tai yra visa žemė, kilnojamas ir nekilnojamas turtas. O kas yra kilnojamas turtas? Taip. Baudžiaujami žmonės. Ir būna tokių inventorių, tai yra labai retas atvejis, bet iš esmės būna, kad tose pardavimo aktuose visose suvestinėse būna šeimos sudėtas kartais, kokius tos valstiečius parduoda.
Tai yra tikrai labai reta, bet kartais galima aptikti, bet ieškoti, tai čia gali būti ir 2 ir 3 metų kartais darbas. Yra tam tikros rodiklės, kuriomis galima kliautis ir ieškoti šitose fonduose, bet tai yra labai sudėtinga. Vėlgi, šokam truputėlį, tarp kitko, Kauno archyvas turi labai gerą fondą su 19 amžiaus teismais ir jie turi labai gerą kartoteką. Ten ateina tokia senovinė spintelė, traukia abėcėlinę tvarką ir žiūri pagal pavardes ir galima užsisakyti bylas. Tai Kauno archyvas turi vadinamą Kauno gubernijos bylas. Tai jis yra vertas dėmesio, jeigu norit kažkokių fotografinių dalykų apie giminę susirasti. Peršokami tarpukaris formuojasi teismų sistema, tai teisės teisingumo sistema ir mes turime skirtingų lygių teismus. Ir, žinoma, yra ir nuteistųjų. Tik tai aš dažnai žmogui sakau, ar mes ten tikrai norime lysti, nes čia reikia turėti tam tikrą sąmoningumo lygį, ar mes tikrai norim sužinoti nelabai malonius dalykus. Tai čia priklauso, nes yra buvę atvejų, kada radau tikrai, kada senelis, žodžiu, su broliu užbaliavojo per vaiko krikštyną, sakai, suprant. Ir buvo teisiami už žmogžudystę. Tai, sakykime, čia jau vyksta ne mano kaip žmogus, kuris turinėja, bet to žmogus, kuris gauna tą informaciją priėmimas. Vieni priėma tą informaciją, kiti jos nepriėma. Ir labai kartais būna sunku priimti, kada tokią informaciją randi, tai sakau, tokie dalykai kaip teismų bylos, reikia gerai pagalvoti, ar tu ten tikrai nori lysti. Kartais būna labai juokingų, ten kiškį kokį nudobė, žodžiu, už brakonieriavimą ir taip toliau, ar ne, tai yra, retai sužinosi tokius dalykus, bet iš esmės tai būna ir nejuokingų dalykų. Čia tikriausiai mano yra mylimiausias šaltinis numeris 2 santuokos metrikų. Iš esmės jis yra visiškai specifinis. Susiformuoja jisai prie mūsų garsiojo Petro I valdymo laikotarpio. Man mama visą laiką sako, kokius ten pasakas skaitai, čia yra ne pasakos, sako mama, čia yra Viskijs Kaskė. Taip vadinasi originaliai, lietuviškai mes turėtume versti mokesčių mokėtojų surašymais. Vykdyti jie nuo 1721 metų Rusijos imperijoje, kas automatiškai mes suprantam, dar tais metais mes nesam Rusijos imperijoje, mes Rusijos imperija tampam 1792 metais. Ir tik Rusijos imperija ateina ir susirašom. Specifika dokumento kokia yra. Jeigu mes pasižiūrėtume į bažnytinius metrikus, kokius aš jums rodžiau, ar ne, kad santuoka yra tik tai faktas, kad ten susitokė Ona su Petru, tai šitas dokumentas tampa auksiniu genealoginiu dokumentu, sudarinėjant ir gilinant šaknis. Kame yra esmė, tai dažniausiai tokiuose dokumentuose formuliaras yra itin paprastas, bet labai aiškus. Nurodomas yra šeimos galva, tėvavardis ir šeimos sudėtis su amžiumi. Tai gali būti ir netikslūs duomenys, bet iš esmės jūs galite atstatyti šeimos sudėtį ir kartą į priekį. Yra man buvę tokių labai atsitiktinių atvejų, kada man su tokiais dokumentais, su šituo būtent dokumentu pavyko genealogijas atstatyti, pavyzdžiui, 1680 metų ir taip toliau. Labai retas atvejis, bet kuriuo atveju šitais dokumentais remiantis galima atkurti gilesnę, ypač mes turim kalbėti apie valstiečių istoriją. Čia pabrėžiu, pirmosiuose surašymuose labiau sudėjo tiek valstiečius, tiek bajorus, bet paskui tai buvo atskirta, tai buvo grinai, kas turi mokėti mokesčius. Bajorai taigi nemoka mokesčių, jiem ir nepriklauso čia būt surašyta iš tikrųjų. Tokių surašymų Lietuvoje buvo 6. Galiu išpilt visas datas, žinokit. Tai yra pirmoji 1795, toliau 1811, 16, 34, 50 ir 55. Tuose tarpuose galėjo būti tam tikrų papildomų. 1795, 1811, 34, 16, 34, 50 ir 58. Ten, tarpuose galėjo būti tam tikri papildymai daromi ir taip toliau, bet iš esmės 11 metų revizija yra išskirtinė. 1811 metų. Kas atsitinka su Rusijos imperija 1811?
Surašymas buvo užplanuotas, viskas tvarkoje, bet jau karo grėsmė yra va čia, beldžiasi nosį. Ką jie nusprendė padaryti, nes surašymą, pavyzdžiui, 1795 metų iš esmės surašo visą šeimos sudėtį. Tai, kad paskubėkim, surašymą turim padaryti tą pliusą užsidėti, bet negalim gaišti laiko, tai jie nusprendė, kad moterų nesurašo. Tai 11 metų revizija yra išskirtinė tom, kad bus tik tai vyriškos rūšys. Viskas. Bet su šituo dokumentu iš esmės, ypač valstietiškose genealogijose, galim labai toli nukeliauti. Ir yra tam tikrų niuansų, pabaigai palikau, bet jie gali padėti jas išspręsti. Ir surašymai, tai mano minėtėjai. Tai čia yra 3 pavyzdžiai, parapijiečių surašymai, kurie iš esmės egzistavo ir labai daug buvo jų nepaimtų ir jie liko gulėti bažnyčiose, dabar aišku yra skaitmeninta visą tai. Kas yra su surašymais bažnyčių parapijiečių surašais arba status animorum? Gyvuliukų surašymas. Kaip mano draugas kunigas sako, gyvuliukų surašinėjai. Iš esmės jie buvo sudaromi kalėdojimo metu, ar ne, kada kunigas eina parapijoje per šeimas, žodžiu, kalėdoja ir taip toliau, ir plius susirašydavo tautos šeimų sudėtis. Jie yra labai skirtingi. Jie irgi pradėti vesti apie 1828 metus, nors liktai, pavyzdžiui, Salantų parapijoje yra labai senas, 1804 metų kažkoks, tą žinau, Salantos esu buvus. Tai jie turi tokį niuansą, bet jie yra apskritai įstatymais neapibrėžtas dalykas. Nereglamentavo, kaip reikia sudaryti tuos parapijiečių sąrašus apskritai. Ir toks kaip savanoriškas niuansas, kunigas susirašo, kad turėtų savo statistiką vėl. Jeigu pasiseks, jeigu labai gerai pasiseks, tai rasit tokį surašymą, kaip rodžiau prieš tai, mokesčių mokėtojai. Su tėvavardžiais, su amžium ir taip toliau. Jeigu mažiau pasiseks, rasit be tėvavardžių su surašytų amžių. O jeigu visiškai nepasiseks, tik tai vardai ir pavardes. Tai labai svyravo ir nebuvo jokių taisyklių, kaip jiems sudarinėtos sąrašus, kad būtinai reikia nurodyti amžių, kad būtinai reikia nurodyti tėvavardę ir taip toliau, to nebuvo. Todėl mes turim labai skirtingų ir kartais galvoja, ar tikrai tu jį galėsi panaudoti. Minėtasis tas Antrojo pasaulinio karo 42 metų gyventojų surašymas. Jeigu jau nežinot, nuo ko pradėti genealogijos, jeigu jūs ten nežinot gimimo vietų, sakykime, ir apskritai, ir čia yra dar vienas jums tas toks mažytis pipiriukas, kaip apeiti duomenų apsaugą. Nes 42 metų surašymas jis yra išduodamas be jokių ribojimų ir prie asmenų yra surašomos pilnos datos. Jos kartais būna netikslios, bet iš esmės būna pilnos datos surašytos ir nurodomas žmogus, kur gimė, bent jau valsčiaus lygmenį. Ir užsiėmimai, ir, pavyzdžiui, yra netgi tokių atvejų, kada supranti, kad tau net neverta, iškart mano paskutinis atvejis, pavyzdžiui, nurodyta, kad visa šeima grįžo iš Rusijos 1921 metais. Tai vadinasi, vaikai buvo pagimdyti Rusijoje, ne Lietuvoje. Tai bet kuriuo atveju tokie niuansai šitas surašymas iš tikrųjų yra geras. Tai mes žinom visi, kad 23 metais buvo sudarinėtas nepriklausomai Lietuvoje surašymas. Bet jis yra toks pat mitinis kaip ir Vytauto karūna. Jo tiesiog nėra. Jo išlikę gal 10–15%, neaišku, kur išmėtot, jis buvo realiai sunaikintas. Tarp kitko 42 metų surašymo istorija, žinot kokia yra? Jį rado visą apipelysiu vienoje Vilniaus bažnyčių požemiuose. Jis yra restauruotas pakankamai, kai kurie dokumentai išsilaikė labai gerai, kai kurie dokumentai reikalavo restauracijos, jeigu kas yra vertę, tai jie būna tokie, žinot, kaip popierius išbrinksta ir toks susilampęs, tai išsiliejęs rašalas ir taip toliau. Tai šita istorija yra tokia, kad jie buvo rasti vienos bažnyčios požemiuose ir restauruoti. Nepasisekė labiausiai Šiaulių apskričiai, Šiaulių nėra išlikusi apskritai, buvusio Šiaulių apskrities surašymo. Ir tikrai padengimas, jeigu kalbėt apie Lietuvos teritoriją, tikrai yra ne 100% išlikimas. Kaip ir visų dokumentų. Atskira grupa, ypač kalbant apie 19 amžių, yra dar viena surašymo tokia kaip forma, tai yra bajorų surašymo. Jie turėjo savo. Tie mokesčius moka tai savo, o šitie tai savo. Vėlgi jie yra išlikę fragmentiškai, pagal laikotarpį reikia žiūrėti vienų
Vienų apskričių yra geriau išlikę, kitų yra blogiau išlikę, vėlgi yra niuansų. Visuotinis toksai, kaip bajorų surašymas, yra 1816-18 metų, bet tikrai žinok, mes tų knygų, kiek tu matai, kiek yra knygų, kiek buvo tų bajoriškos kilmės asmenų, nu, tai matosi, kad knygų tikrai labai trūksta. Čia jau labai smulkiai, bet vėlgi grįžtam prie sistemos Enčius Trikoma, apie kurią minėjau, jeigu mes turėjom emigrantų. Tai va būtent vieni iš pavyzdžių, kokių šaltinių galima rasti, tai atplaukusių asmenų žurnalas laivo, surašymo duomenys. Surašymo duomenys man labai įdomu būna apie mus kaip parašyta, nes būna, ta prasme, žinai, kad tai yra lietuviška šeima, ar ne, kurie emigravo į Jungtinės Amerikos, pavyzdžiui, valstijas, ir ten surašo kilmės šalis, nu tai ten visko gali rasti. Ir lenkas, ir lietuvis, ir rusas, ir taip toliau. Žinoma, jeigu tas surašymas, pavyzdžiui, darytas 1890 metais, kažkokios klaidos jie nepadaro, nes buvom iš tikrųjų Rusijos imperija, ar ne, tai jie užrašo ruošą. Tai, sakykime, nepridėjau galbūt daugiau tų dokumentų, bet, sakau, galima rasti ir naturalizacijos procesų dokumentų, galima rasti surašymų, galima kažkokių darbo dokumentų rasti. Tai jeigu žinot, kad buvo emigracija, tai tas labai pravartu vartytis šitos dokumentus. Lygiai taip pat Centriniam archyve turime fondų susijusių su emigracija į Pietų Ameriką. Kaip žinom, 20 amžiaus pradžioje Jungtinės Amerikos valstijos buvo uždariusios savo apskritai punktą emigravimo, nes buvo tiesiog per daug emigrantų. Ir iš esmės tarpukario Lietuvoje, lietuvis nebus lietuvis, jis atranda naujus kelius, ir vieni iš tų tokių pagrindinių ir svarbesnių vietų, kai kurias veikdavo lietuviai, tai buvo Urugvajus, Argentina, Brazilija. Tai buvo naujos kryptys, ta prasme, apskritai Pietų Amerika atrasta kaip uždarbo šaltinio vieta. Iki Antrojo pasaulinio karo, kada Jungtinės Amerikos valstijos vėl pradėjo priiminėti emigrantus. Nu, ir tie mėlyno kraujo, tai yra visiškai specifika, jeigu mes kalbam apie tai visuomenę iki 1918 metų. Mes turim stambiausią suskirstytą, tai yra žinoma bajorija, miestiečiai ir valstietija. Miestiečio sluoksnis pas mus yra labai silpnas, iš esmės tikrai yra nemažai studijų ir apskritai, žiūrint dokumentus, miestiečio luomas apskritai, kaip mes kartais pasakom, yra achadnoj dvor. Tai bajoras iškrito iš savo luomą ir pasileido miestietį, tai valstietis išvarė į miestą pagyventi ir tampa miestiečiu. Jis yra nestabilus, jis yra iš įvairių sluoksnių sudarytas. Tai kalbėkime apie tuos stabilesnius, tai yra valstietyje ir bajorija. Tai kalbant apie, pavyzdžiui, apie valstiečius grįžtant, ar ne, valstiečiai vėlgi yra nevienalyčiai. Rusijos imperijoje, žinot, kiek buvo kategorijų valstiečių? 120. Jeigu taip jau stambiausias imant, tai yra valstybiniai valstiečiai, privačių dvarų valstiečiai, bažnytinių valdų valstiečiai ir taip toliau, ir taip toliau. Bet ten tokių būdavo išskirtinių Kalugos srity gubernijos valstiečiai, turėjo išskirtinį statusą, bet čia kalbant apie visą Rusijos imperiją. Tai va, su bajorais istorija yra paprastesnė, bet neprastesnė. Ir jinai prasideda tikrai ne nuo to, kad vargšus mūsų bajorus čia dabar sustriošino ir reikės jam dabar įsirodyti bajorystę. Situacija buvo kur kas kitokia, negu mes įsivaizduojame. 1785 metai. Mes dar nesam Rusijos imperijai. Nėra ko prikišti. Iš esmės, kas atsitinka tais metais? Jekaterina II išleidžia tokį, sarkastiškai pavadintą malonės raštas bajorams. O tai reiškia saviems. Ne užkariautų, neįkorporuotų žemių, o saviems visų pirma, nors Rusijos imperijos bajorai ir apskritai tas kilmingumo statusas ten yra visai kitaip negu pas mus. Mes esam kilminių bajorų ten palikuonis, jeigu kas turi bajoriško kraujo, ką reiškia kilminis? Iš tėvo sūnui. Perduodama automatiškai. Tai Rusijos imperija, jie ten truputį apsitvarkė buvo ir jie tų kilminių turėjo labai mažai. Didžioji dalis buvo tarnybiniai bajorai, kurie gavo už nuopelnus savo bajorystę, bet jų vaikai luomo nepaveldėjo. Tai yra, jie grįžta į tėvo prieš tai turėtą luomą.
Tai vat yra tam tikrų niuansų, bet kuriuo atveju Jekaterina II nusprendžia malonės raštu. Ponai, norit naudoti savo privilegijo, nemokėti mokesčių, norit tarnauti, norit kažką veikti ir taip toliau, įsirodykit bajorystę. Tai lygiai taip pat prasideda viskas Rusijos pačioje imperijoje, pačiame viduje. 1792 metais mes tampam Rusijos imperijos dalimi ir su tuo tapimu mes priimam tą įstatymą. Pirmieji bajorystės pasitvirtinimai yra daugiau negu juokingi. Iš esmės, ką reiškia, ten įsirodymams nereikalauta labai daug duomenų arba nereikalauta labai stiprių pozicinių duomenų, kada iš esmės bajoras Petras gali atsivesti 12 liudininkų prieš bajorų susirinkimą ir tie 12 liudininkų sako, tai Petras yra bajoras. Bajorystė giminė yra patvirtinama. Lygiai taip pat galėjo pateikti tik tai bažnytinius metrikus, kuriuose turi atsispindėti luomas. Nu, tai ten tuo metu, sakykime, 18 pabaiga, 19 pradžia, prie kilmingos mes būtų rašomos raides GD arba ND. Generosius duomenus arba mantus generosius duomenus, čia yra pagal vėlgi bajorystę, bajorai yra irgi savo klasifikacijos ribose. Yra labai skirtingai manančių, kiek čia turi būti, kur yra stambusis, smulkusis ir taip toliau. Ginčijasi tiek Rusijos, tiek Baltarusijos, tiek Lietuvos istorikai, kur čia ta riba, kiek čia turėjo turėti valstiečių, kad atitiktų tam tikrą kategoriją. Tai iš esmės tie kilmės patvirtinimai įsivažiavo, žodžiu, netgi valstiečiai praslysdavo į tą bajoriją, nes ten papirkdavo kokį nors, tokį nuskurdusi bajorėlį, kad įsisūnytų jį, ir tokių atvejų tikrai yra daug. Ir ateina, ir tarp kitko, 1816 metais berods buvo priimtas Rusijos imperijoje įstatymas, kad visi gali įsirodinėti kilmę. Visi. Žodžiu, kažką ten pakišti ir prakišti ir taip toliau. 30 metais sukilimas ir tais metais prasideda revizija. Jūs čia nepaklusinėjai ir taip toliau, bažnytinius metrikus atnešė. Pradedama keisti sistema, buvo pastebėta labai daug tokių praslydusių bajorų ir iš esmės sistema ima griežtėti. Ką reiškia? Petras XII draugelį nebegali atsivesti į tą bajorų susirinkimą. Jis nebegali atnešti tik tai bažnytinių metrikų, kur ten galėjo klebonui pamokėti, kad parašytų MD ir GD. Buvo pradėta reikalauti dokumentų ir labai rimtų, tokių kaip gautos privilegijos, žemės turėjimo dokumentai, žemės pirkimo faktai, kad pirko pardavė žemę, tai vis tiek įrodo, kad jie turėjo tą žemę. Visi šitie dalykai iš esmės kas pradėjo vykti. Sistema labai griežta, pavyzdžiui, kad ir tokį dokumentą, nuorašą tu turi nueiti tą teismų archyvą, sakykime, ar ne, tu turėsi mokėti pinigus. Tas žmogus, kur tau perrašinės tą dokumentą, turi būti ant specialaus blanko rašoma, kuris kainuoja 5 rublius, nes jeigu tau surašys dokumentą ant 3 rublių vertės popierio, dokumentas negalioja. Tokių procesas iš esmės yra labai brangus. Ką tai reiškia smulkiai šlekteliai ir smulkiai bajorijai toks dalykas? Jie neturi pinigų, iš ko įsirodyti tos bajorystės. Ir jie iš esmės automatiškai kuo toliau, tuo labiau smunka luominiais laipteliais žemyn. Buvo ir tokių, kurie sakė, mano kaimynas, tai mane pažįsta bajorą, man čia rusiškų dokumentų nereikia. Buvo ir tokia kategorija, tai jie paskui vis tiek ir nukeliavo į valstiečių ar miestiečių nuomą ir mes apskritai su tą rekonstrukcija tokių, tai labai sunku atstatinėti. O, pavyzdžiui, tie rimtesni bajorai, kad ir tie patys Tiškevičiai, jie puikiai suprato dokumento pragmatinę reikšmę. Aš galėsiu užimti tarnybą, aš galėsiu mokytis, aš galėsiu keliauti, aš nemokėsiu mokesčių. Tai yra pragmatika, visiškai. Aš turėsiu laisvę. Tai, sakykime, su tuo tas dokumentas bajorystė yra ir apskritai tam bajorui buvo svarbus. Už manęs matot vieną iš variantų, iš esmės, priedą prie bajorystės išvadų. Jeigu bajorų giminė praeina komisijas, praeina susirinkimus, jiem yra patvirtinama, jie gauna patvirtinamo
vadinamasis išvadas, arba, kaip mes lenkiškai ten sakoma, boikot. Tai va su tuo patvirtinančiu popieriu, jis yra pilnateisis ir normalus bajoras. Be popieriaus valstybės valdžios atžvilgių jis jau nebėra bajoras. Tai šito atveju aš tiesiog jau kaip pavyzdžių įdėjau, nes aš žinau, kad paveiksliukai visiems gražu, ne tik tai tą juodą baltą matyti, bet iš esmės yra dar toksai niuansas, čia yra priedas, kartu būna įvairių tų patvirtinimo išvadų, būna tik tai tekstas su herbu, būna lentelių forma, labai priklauso nuo laikotarpio, kada dokumentas sudarytas ir nuo vietos. Tai sakykime, šito atveju aš iškart galiu pasakyti, kad giminė turėjo pinigėlį. Jeigu pas juos yra prie bajorystės išvadavo tokie dokumentai, iš karto galiu pasakyti, kodėl. Dailininko darbas. Tai yra vienetinis dailininko darbas, tuo metu buvo be galo brangus dalykas, kiekviena spalva, kiekviena reikšmė ir taip toliau kainavo begalinius pinigus. Ir tokį dalyką sau leisdavo tikrai nepaprasta giminė. Pačia biednesnis darėsi biškį. Čia jau toksai mandresnis savo leido pasidaryti, bet iš esmės va tas pats, jeigu formuliaras kalbėti iš tokių senesnių išvadų, tai būtent jis taip iš tikrųjų ir turėjo atrodyti. Metai patvirtinimo, herbas, jeigu giminė turėjo. Mes labai įsivaizduojam, kad kiekviena bajoriška giminė turi herbą. Tai yra netiesa. Bajorų buvo ir be herbų. Ir tada visas tekstas, kuom remiantis, yra kas priima tos dokumentus ir tada analizė tų šaltinių, kuom remiantis yra atstatoma ir patvirtinama giminės bajoriška kilmė. Čia yra vieni iš paskutiniųjų dokumentų vadinamosios radoslovnojos. Man jos patinka, nes jos schematiką turi. Mes ten, jeigu atverstumėm dar vieną lapą, tai yra surašyti duomenys, kuom remiantis, labai aiškiai struktūruotai, tokie dokumentai sudaryti jau 19 amžiaus pabaigoje, 19 pradžioje nerasit. Bet va čia tai pasidarbavo, peliukas, archyvatas. Iš esmės, kas esate buvę ir dirbę archyvose, galite susidurti su šituo. Sovietmečiu turėjo archyvas peliuką, kuriam buvo labai gražus tie spalvoti herbai ir jos išpjaus. Ir situacija atrodytų, kad mes nematom tos spalvotos gražios dalies, bet iš kitos pusės, kitoj lapo pusėje yra informacija, tekstas. Kas atsitinka, aš nebegaliu tekstą perskaityti. Mes nebeturim duomenų, arba ten dalim perskaitau, kad buvo kažkoks tai pardavimo aktas, o toliau kas ką pardavė, kam pardavė, tai mes jau net nebežinom. Tai sakykime, tam peliukui iš archyvo reikia pasakyti didelį ačiū. Ir pipirai, pačiai pabaigai. Prirodžiau gražių dokumentų, prirodžiau, kaip čia viskas gražu, čia galim ten nuvažiuoti tą rasti, ten su tuo ir taip toliau. O dabar gausit. Kas nutinka? Kodėl vyksta taip, kad ta istorija nutrūksta, jos nebėra. Tai vienas toksai svarbesnių ir apie tai mes kalbame labai dažnai, yra sunykę arba sunaikinti archyvai. Iliuzijų, mes apskritai kodėl vadinam giminės medžio rekonstrukcija. Rekonstrukcija tai yra tas žodis, kuris jums pasakytų, kad rekonstruoji iš to, ką turi, bet tikriausiai ne viską turi. To pilno vaizdo 100% atstatymo labai retai būna. Kad būtų visi dokumentai, viskas tvarkinga, labai gilu ir taip toliau. Tai nuoširdžiai pasakysiu, aš esu turėjus gal 2 atvejus, kur 100% viskas buvo. Čia yra loterija, istorinė loterija, ar jūs laimėsit. Ir, sakykime, jeigu mes kalbam apie tuos dekanatinės knygas, tai ačiū Dievui, kad Vilniaus vyskupija, Žemaitijos vyskupija buvo tos vyskupijos, kurios sudarinėjo nuorašus. Nes suvalkiečiai jų nesudarinėjo ir ta istorija yra dėja daugeliu atveju šabakšt. Tai, sakykime, lygiai tas pats nutiko ir su reviziniais surašymais, su įvairiais inventoriais, su daugeliu dokumentų, kaip jau ir minėjau, peliukai ten archyvose apkarpo, atiduoda, sovietmečių labai daug dokumentų yra atiduota į makulatūrą, kurie tikrai būtų puikiai tikę genealoginiams tyrimams ir jie yra sunaikinti arba dalinai sunaikinti.
Tai, sakykime, jeigu jie yra sunaikinti, ar ne, o jeigu ne, tai galėjo paliesti tą dokumentą. Tai, sakykime, tokiu atveju mes turim, išliko knyga, viskas tvarkoje, jinai yra, bet jinai yra tokia. Jinai yra paliesta gaisro, ar mes iš jos galim kažką atkurti. O kiek yra, apskritai, kas yra dirbę su reviziniais surašymais, tai žinokit, aš pasakau revizinis surašymas ir man pelėsių kvapas. Nes jie visi yra tokie, gali labai daug drėgmės ir jie turi labai specifinį kvapą. Rašalas išsiliejęs, jis turėtų būti tamsiai mėlynas, sakykime, ar ne, jis yra šviesiai rudas nuo išsiliejimo, nuo drėgmės. Yra bandymų, sakykime, restauruoti dokumentus, bet man kartais atrodo, restauracija nieko gero neatnešė, nes jie ant tiek iškoškuoja lapus, kad tas lapas blizga ir tu ten nieko neperskaitysi. Tai, sakykime, sunaikinti archyvai vieną, o jeigu išlikę yra apnaikinti, bet, pavyzdžiui, šitoj situacijai biškai nusikirpa, bet esmė tėvus, tiesiog lapas va taip nuplėštas yra, bet santuokos metrikoje nuplėšta vieta, kur yra tėvai. O tu turi vieną vienintelį, pavyzdžiui. Ir jeigu nepapildomi šaltiniai, tu nieko nebeatstatysi šitoj vietoje. Arba spėliojimo būtų, tas yra labai sudėtinga rekonstrukcija, bet, sakykime, tokie atvejai, kas mus pasitaiko. Mano mylimiausia klaida. Bet su šituo kartais papuolam, aš galiu jums papasakoti trumpai, mano pati pirma genealogija prieš beveik 15 metų buvo užsakymas pavardė Konvaitis. Labai reta, Kaunas ir visa kita, nurodo, kad Kaune veiksmas vyksta, bet nurodo, kad jie iš Panevėžio, kažkur apskrities viskas tvarkoje. Tai gavosi, dabar trumpai pasakysiu taip. Jie buvo Konvaičiai, vat žmogaus tėvas buvo pavardė Mikšys, o senelis Aleksandravičius. Čigonas. Tai pavardės keitimo situacija, jinai nėra reta. Dažniau jinai yra pasitaikanti, jeigu slinktumėm į rytų Lietuvą. Bet ir Žemaitijai tokių dalykų būna. Ir kartais būna rausi tos bažnytinius metrikus. Nėra, dingo šeima, ta prasme, kaip į vandenį, jos nėra. Ir atrodo, pavardė ta egzistuoja, viskas tvarkoja, tai nėra tos šeimos visiškai. Tai tada kyla įtarimas ir yra du keliai. Arba jie yra atėję iš gretimos parapijos, gretimos vietos. Ir jeigu tu plėti geografiją ir matai situaciją, kad nevelnio čia nieko nėra, tikėtina, kad susidūrėt su pavardės keitimo situacija. Pavardės keitimas arba apskritai pavardė mūsų to teisinio reglamentavimo neturėjo labai ilgai. Tai yra iš esmės, nieks tau netrukdė 19 pradžioje pasikeist pavardę. Vat nueit pas kunigą pasakyti, žinai, šiandien aš ne Kazlauskas, o šiandien Petraitis. Ir niekas jo nenubaus, o jis galbūt su kitos kartos gyvens su tą pavardę. Kur galima pagauti tą momentą? Tai, sakykime, mano minėti mokesčių mokėtojų surašymai, bet tie reviziniai surašymai, tai kai surašinėja šeima, būna netgi paminėta Antanas, sūnus Antano, Kazlauskas ir Petraitis. Tai va, šitie dalykai, reviziniai surašymai labai svarbu, nes jie gali padėti pričiupti tą giminį ir jūs sužinosite tą antrąją pavardę. Labai retais atvejais, bet būna ir bažnytiniuose metrikose. Pavyzdžiui, mano paskutinis atvejis, aš tyrinėjau Oržekauskus, tai santuokoje buvo parašyta Oržekauskas arba Rakauskas. Tai man palengvino iš karto man situaciją, žinau, kad man reikės iš karto dvi pavardes tikrinti, nes gali būti užrašyti. Ir žinokit, juokinga situacija, pavyzdžiui, šeimoje gimė 10 vaikų, 6 buvo Oržekauskai, 4 Rakauskai. Tai va, nereikia apsigauti, šitas dalykas tikrai egzistavo, kad ir šito pavyzdžiui, čia užrašyta yra Mykolas, sūnus Mykolo, Lisas arba Sakalinskas. Nu, iš gyvūnų srities nukentė. Ir kas juokingiausia šitoj situacijoje buvo, kad pagal bažnyčią, bažnytinėse metrikose jisai Lisas, o pagal valdžios dokumentus, nu, aš taip grubiai sakau, pagal revizinius surašymus jisai Sakalinskas. Ir jeigu nėra tokių dokumentų, vienintelis dalykas, ką jūs turėsite daryti, jeigu jau jaučiat, kad kažkas čia su tą pavardę tikrai negerai, pasitikrinus didesnį arealą, atsiverti tą motininę parapiją ir kiekvieną įrašą skaitai va taip. Nes dažniausiai būna pakeistas tik vienas dėmuo, tai yra vyro tėvo pavardė, o iš esmės mamos vardas ir mergautinė pavardė išlieka tie patys. Kažkaip durnai, ar ne? Kai atrodo, bando pabėgti, o
pakeičia tik tai vat vieno žmogaus pavardę. Tai iš esmės kartais gali, bet tai yra toksai rankiniu būdu, kada tu skaitai kiekvieną dokumentą ir bandai aptikti. Ir yra man tekę tą dalyką daryti, tai yra nelabai fainas, bet tą tenka padaryti. Ir čia tikriausiai nebus ne vienos genealogijos, kad su šituo dalyku jūs nesusidursit. Duomenų iškraipimas, visų pirma, mes kalbam apie žmogiškai faktorių. Nežinau, gal praleidau, bet kodėl keisdavo pavardes? Nėra niuansų. Nėra, sakykime, aš esu aptikus tokių pavardžių, kurių dabar keiksmažodžiai yra. Tai, sakykime, tas yra, sakykime, kiti bėgo valstiečiai. Galėjo šito momentu pasikeisti. Gal kažkas giminiai buvo. Čia yra labai, sakykime, nėra to vieno niuanso, kodėl keitė pavardę. Nėra, bet mes ir nebuvom prisirišę prie pavardės. Pavardžių keitimas vyko, sakykime, 19 pradžioje dar buvo vienas niuansas, kada aš turėčiau sakyti gražiai Slavino pavardes. Nu, vat koksai gyveno, nežinau, Kazlas, bus aš Kazlausku, ir užsirašinėjau vaikus savo Kazlauskais. Nu, žodžiu, buvo tas niuansas. Tarpukario Lietuvoje vyko atvirkštinis variantas, kad iš tų slavintų, slavizmo turinčių pavardžių tapdavo lietuvindavo. Tai mano kolega yra vieną pavyzdį pasakęs, jokiausi nuo kritimo pavardės Tomo. Žinot, kaip susilietuvino? Šimtalapis. Tiesiog yra iki absurdo ir tokių visokių jo niuansų, kur tu logikos neieškom žmonių gyvenimų, kaip mes sakom. Tai grįžkim prie to, kad ne tik tai pavardžių keitimas, jis toksai, sakykime, tendencijų yra, bet jis nėra toks dažnas, bet gali pasitaikyti. Todėl aš vis laik pasakau, kad tikrai gali būti niuansus, kad, jeigu darysit medį, tai tikrai to reikės. Bet kiekviena genealogija, kiekviena šeimos istorija susidurs su duomenų iškraipimu. Pavyzdys jums paprastas yra. Yra viena knyga, tie patys krikšto metrikai, to pačio žmogaus, originalė, jo tėtis yra Motiejus, a jų nuorašuose Antanas. Žmogiškasis faktorius suveikia. Kaip jūs sakėte, jo vardas, tiesiog tėvo vardas, originalė Motiejus, pavyzdžiui, o ten jau nuorašą padarė Antanas. Perrašant įvyksta, žinot, ką reiškia renka rašyti? Kada tau daug reikia rašyti, ar ne? Ir tai yra normalu, dirbo parapijose raštininkai ir patys klebonai mažesnėse rašyti. Perrašant, kas atsitinka? Užsižiūri vieną metriką, nurašinėja kitą. Ir mes esame aptikę tokių atvejų, kur iš esmės kažkieno ten nurašo tą, o žiūri tą ir nurašo visai ne tą. Ir gaunasi košė makološė, kad tu išsiaiškini visą situaciją iš esmės. Tai, sakykime, žmogiško faktoriaus veikimas genealoginiuose tyrimuose yra numeris 1. Plius su perrašymais ir dekanatiniam knygom labai reikia būti atsargiems, nes perrašant ne tik tai klaidų priveldavo, bet iš vis net nenurašydavo. Ir duomenų nutekėjimas, apskritai dingimas gali būti nuo kelių procentų iki kokių 20. Yra tokių metų, bet, pažiūrėjau, buvo Plungės parapija, aš tikrai palyginamąją analizę dariau. Pagal originalą 303 vaikai gimė, pagal dekanatinę 297. 6 vaikų mes nebeturim. Va jum ir niuansas. Kitas dalykas dėl amžiaus nurodyto bažnytiniuose metrikose. Jeigu va to gimimo metrikų nėra, yra, sakykime, santuokoje arba mirties metrikose nurodomas amžius. Aš pati sudarinėdama medį, jeigu man tik tenka remtis, nėra gimimo metrikų, visą laiką nurodau skliaustą tą laužtinis ženklą apytikrai. Nežinokit, kokių vėjų prirašo. Santuokos metrikose vyriokai ir jauninosi, ir sendinosi ir taip toliau. Bet dar baisiau būdavo mirties metrikos. Nes ne žmogus pasisakydavo tas miręs amžių. Ateidavo, sakydavo, o kunigas klausia, kiek Antanui metų? Apie 80. O tu padarai lyginamąją analizę gimimo metrikų, žiūri, kai jisai mirė šiam 4. Kur 16 metų dingo? Tas toksai apvalymas, niekas dokumentų netikrino. Niekas jų nežiūrėjo, tai ta prasme,
Principas buvo paprastas. Kiek pasakė, tiek užrašė. Tai ypač mirties metrikų duomenimis kliautis dėl gimimo, tai žinokit, paklaidos gali būti. Mano didžiausia paklaida buvo 25 metų. O santuokos metrikose irgi sakau. Tai va tų duomenų iškraipimų. Arba, pavyzdžiui, niuansas su tais tėvavardžiais arba tėvų užrašymas. Pas man nebuvo niuansas. Gimsta vaikas, tėvas Bazilijus. Visa šeima ten, žodžiu, broliai, tėvas Bazilijus. Tas žmogus ženijasi, tėvas jau Stanislovas, santuokos metrikos. Tas žmogus miršta, tėvavardis Juozapas. Nu, bet tų klaidų ir niuansų yra labai daug ir jeigu tu to neįjungi kritinio mąstymo kaip istorikas, tu labai greit gali pasimest. Labai greit. Kartais tą tokį šaltą protą reikia išlaikyti, kad suprastum, kur yra padaryta klaida. O klaidos kaina kartais gali kainuoti visą genealogiją. Kodėl aš sakau, vėduoklės principų sudarinėti genealogiją yra ir neparanku, ir brangu, ir ten gali priklijuoti ne savo. Nes dažniausiai, bet, pavyzdžiui, atneša vaiką krikštyti kas? 19 amžiuje. Kuminai. Mama, pažiūrėkit, gimimo datą ir krikšto datą. Viena diena, 2 dienos, tą pačią dieną vaiką veža krikštyti. Nes mirtingumas tai didžiulis. Tai iš esmės, bet, o tradicija buvo, žinot kokia? Ateina kuminai pasimto vaiko į vežimą ir į bažnyčią. Kuminai prikalė ir klausia, kokia mamos mergautinė pavardė. Tai būna kuma savo pasako. O tau reikia va tą tik tai tiesioginius protėlius sudėlioti, kas gaunasi. Tu kumą užrašai, o ne mamą. Tai va tie niuansai reikia labai daug įdėti to tokio nematomo darbo, kad išsiaiškinti, kas yra kas, kokia yra tikroji pavardė, nes čia niuansų bus be proto daug. Tai va, miau. Aš Katins labai myliu, tai jeigu turi klausimų, čia klausimas būtų, mano senelis dirbo šalia, kada vyras sudegė, nesugebėjo sudegino visą parą. Ir aš žinau, kad jisai dirbo miško pievai, lietuviškai buvo čia keliai matoma, rasti kažkur jeigu jie kažkokius, pas kokį žmonį gyveno, istorijos archyve prie tėlių formų susižiūrėti. Ar yra kažkokių dokumentų susijusių, gal pamatė, gal dar nepadarbimas. Jo, bet tėlių apskritai visokių archyvinių duomenų yra istorijos archyve, gal kažkokie nuorašai bus populiuoja, gal dar kažkas, nes jeigu sudegęs, sakykim, paties dvaro archyvas, tai dažniausiai mūsų duomenų bus. Jeigu kalbėti apie pavardžių atsiradimą, aišku, jis yra luominių principų eina nuo viršaus į apačią, bet mes jau tikrai, aš tą pačioj Joniškio parapijos knygą 1599 mes labai puikiai matom pavardės valstiečių. Tai 16 amžiaus, kažkur apie vidurį mes tikrai turim išformuotas pavardės. Kas yra įdomus niuansas, ką aš galiu jums pasakyti. Mes labai dabar pykstam ir mano pavardė, ta mama lieka pasakyti. Bet aš labai mėgstu ir savo aitį iš esmės, mūsų tradicija aitė, įtė, ienė, jinai yra be galo sena, nes aš tuose senuose dokumentuose, pavyzdžiui, aptinku lotynų kalba užrašyta gražiai moters pavardė ienė. Tai vadinasi, tai nėra kažkoks naujadaras, tai yra labai sena mūsų tradicija turėti tokios formos pavardės. Tai va. Tiesa, sentikių pavardės formuojasi vėliausiai. Jiegi buvo sekta iki 1905 metų ir apskritai, kai tu žiūri, kaime gyvena vien sentikiai ir pusė yra Ivan Ivanovič. Tai kuris tavo yra tas Ivan Ivanovič, tai neaišku. Ten yra pavardžių, sakykime, ir konfesinių požiūrių pavardės formuojasi labai skirtingai. Tai sentikių bus jauniausios pavardės, jeigu galima pasakyti. Kur galima rasti internete valstiečių mokančių mokesčius sąrašą? Kažkiek 58 metų arba 1262 fondai yra suskaitmeninės istorijos archyvas, tarp kitko.
Pabandykit pasižiūrėti, ISO sistemoje tikrai yra, žinau, mačiau 50-58 metų revizijos, yra iš 1262 fondo sudėtas tenai, plus Family Search'e yra 15, aš jau kalbu fondų numerį. O tie patys seniausias, man įdomiausia. 1795. Su 179 apskritai su revizijom yra tokia situacija, aš užmiršau paminėti, čia tokią pasaką jums sukūriau. Kas liečia rytinę Lietuvos dalį išlikę yra labai gerai, kas liečia Žemaitiją, yra loterija ar yra išlikę dokumentai. Labai netolygiai yra išsidėstę ir gali būti, kad nėra apskritai. Tai yra labai dažnas atvejis, kad, pavyzdžiui, 1795 to surašymo pagrindų bajorystė pasitvirtinta. Taip, todėl, kad juos visus, tas pirmasis surašymas, juos visus supylė. Nesvarbu, taip. Kur atrasti tos surašymus? Tai vat sakau, loterija. 5-15-25 fondas. 5-15-15 fondas, reikia regionų žiūrėti. Viskas, ką mes turim. Viskas. Ir, galit bandyti pasižiūrėti, žiūrint, kurioje vietoje gyveno, tai pagal regionus. Pavyzdžiui, Gružių, ar ne, Šiaulių, kur yra ta ekonomija, Gružių yra geras fondas 717. Ne, liktų. Tai mormonai yra daug tam. Gružių nežinau, ar yra suskaitmeninę. Bet 5-15-15 ir plus bajorų sąrašus yra suskaitmeninę. Jie tikrai dar turi. Su gimdymo namais, kada jie atsiranda. Tai yra tarpukarinė Lietuva. Buvo tie prasme kažkokios ligoninės, bet gimdyti moteris gimdydavo ir tarpukario Lietuvoje 85% savo namuose. Kauno yra kažkas, bet kad žydų ligoninės, man dabar reikėjo žydų ligoninės, tai yra pirmoji karo, antrojo pasaulinio karo metai, didžiulis tarpas sovietmečio nėra ir 90 metų. Tai kas liečia ligoninės, tai kažkas pagal apyrašus rodiklės reikėtų žiūrėtis, bet Noriu paklausti dėl žemės. Pavyzdžiui, 22-27 metų senelis mano turėjo 66 hektarus. Kur galima būtų kokį... Aš turiu tik tai planą tą seną tokį, ant tokią didelę, tokią kartoninę lapą. Kur galima būtų, iš kur jis tai įsigijęs žemės. Ir kodėl, pavyzdžiui, vieni turėjo tiek, kiti... Kur galima būtų ieškoti? Žiūrint, kurio laikotarpis tą žemę įsigijo. Yra variantų, ta prasme, jeigu tai yra paskutiniai imperijos valdymo metai, jeigu sėmė paskolą, tai yra, reikia žiūrėti bankus. Istorijos archyve, ar jisai gavo paskolą, išsimokėjimą ir taip toliau. Variantas, jeigu tarpukarinė Lietuva, tai centriniam archyve žiūrėti. Plus regioniniai archyvai kažką gal gali turėti, bet čia yra labai maža tikimybė ir aš apskritai pasakysiu, žemė yra ne mano, aš su žemė nedirbu, man žmogus yra įdomiau, o žemė tai 100 metų. O pas ką kryptis čia galima? Neįsivaizduoju. Aš žinau, kas su pastatais dirba, bet kas su žemėm, tai... Bet kodėl, pavyzdžiui, pas vienus ten galėsim 30, pas kitus 60 ir iš kur? Išsipirkimas, tai kiek tu galėjai sau leisti išsipirkti? Tai dabar mes irgi, vienas gyvena 80 kvadratų bute, o kitas 38. Tai nuo situacijos labai priklauso. Plius dar klausimas yra, jeigu buvo savanoris, ten kariuomenės, kuries jis ten irgi kažkiek žemės gaudo. Ne. Tai va, tai čia yra kiti klausimai. Sakykit, bajorystės tvirtinimas pagal moterišką liniją, čia šių dienų naujadaras ar tarpukario buvo? Taip. Buvo? Ne, šių dienų. Šių dienų. Aš apskritai, sakykime, kas liečia bajorystę, jeigu taip labai griežtai žiūrint, tai aš vis tiek esu tokia klasikinė iš tėvo sūnui. Man ten per moterį čia toks uodegos pasikėlimas, viskas tvarko, bet man ta tikroji klasikinė, ta išgyventa genealogija ir apskritai bajorystė yra būtent perdavimas vyriškąjai linijai. Kas yra moteris genealogija? Apskritai, va tą užmiršau pasakyti. Man geriausiai šitą dalyką apibūdino
Silva Rerum 4 daly yra viena frazė, kad šeimos istoriją kūrė moteris, bet ją užrašo vyrai.